jog sauga ir sveikata iš tikrųjų svarbi yra visais metų laikais. Mūsų renginys vadinasi Saugiai ir sveikai palydėk vasarą. Tačiau iš tikrųjų nelaimingi atsitikimai vyko bet kur ir bet kada. Ir tikrai klaidingai galvoja tie, kurie mano, jog pirmosios pagalbos žinios nėra būtinos kiekvienam, jog jų neturim turėti, iš tikrųjų turim mokėti padėti, kadangi statistika rodo, jog apie 60% įvairių nelaimingų atsitikimų įvyksta būtent namuose ir apie 80% iš jų liudininkų akyse. Taigi turim mokėti padėti, tad šiandien ir kviečiu jūs pasitikrinti pirmos pagalbos žinias, kartu Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba parodys, kaip gelbėti skęstantįjį. Ir dabar noriu suteikti žodį gerbiamam merui. Labadiena. Na, iš tiesų, Alytaus istorijoje dažnai būna, ypač vasaros sezono metu, įvairių nelaimingų nutikimų, kurių priežastis yra įvairi. Tai ir alkoholis, ir narkotikai, ir pernelyg drąsus, nepaskaičiuotas elgesys, galbūt pernelyg didelis pasitikėjimas savimi. Tai štai šią vasarą 2 tokie vaikinai buvo išgelbėti, tai šio drąsaus mūsų gelbėtojo dėka. Ir todėl šiandieną mes tiesiog susirinkome ir norime padėkoti, įvertinti šį jo darbą, nors iš kitos pusės atrodytų, kad tai kaip ir pareiga gelbėti kiekvieną žmogų, kuris pakliuvo į nelaimę. Ir tą turėtų daryti kiekvienas, bet ne kiekvienas tą moka. Ir na, tai yra tam tikra drąsa, ryžtas, ne kiekvienas sugebėtų tą padaryti. Taip kad dar kartą tariu didelis ačiū už tai, kad jūs išgelbėjote tas jaunas gyvybės. Ir mes su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo valdybos vadovu norime jums įteikti apdovanojimą. Tai gal jūs dar irgi pasakykite. Tai jeigu leisite, aš noriu prisijungti prie gerbiamo mero žodžių ir tikrai pasidžiaugti, kad mūsų mieste yra tikrai tokie drąsūs vyrai, kurie tikrai tą pareigą atlieka neformaliai, o tikroviškai ir drąsiai. Ir mūsų direktoriaus įsakymo numeris 185, jeigu galima teikti, 18 dienos įsakymų apdovanojimas pasižymėjimo ženklų už nuopelnus gyventojų saugai. Prašom pažiūrėti ir gerbiamas meras, prašom, įteikiam kartu. Čia gal galite. Linkim sėkmės tolimesnėme gyvenime. Jo, ir kad tokių darbų būtų mažiau, bet jeigu reikia, tai dar nesubijokime. Ir tuo pačiu dar norėčiau įteikti nuo Alytaus miesto savivaldybės simbolinę dovaną. Tai Alytaus menininkės Ilonos Kalibatinės pagaminta porcelianinį kūrinį Angelas Sargas, kad jūs taip pat saugot. Labai noriu padėkoti visiems, kurie čia tada buvo žmonės ir kurie padėjo man visi čia. Daug tikrai padėjo žmonės. Ir ne tik vienas aš čia viską padariau, bet ir kiti žmonės visi stengiasi. Labai ačiū visiems. Tokių drąsių vyrų tikrai būtų daugiau ir aišku, nereikia tų nelaimių linkėti, bet kad tokių įvykių tik kuo mažiau būtų, bet sakau, kada atsitinka, kad būtum pilietiški, sąmoningai, bendruomeniški, kad padėtume vienas kitam. Tai pats pagrindas. Ir kad žinotume, kaip padėti. Ir o pirmiausia, kad taip galėtum, tai reikia šiandien patikrinti tuos įgūdžius. Tai kągi, ačiū labai, dėkojam. Ir dabar